Kaip gera pabūti gamtoje, pakvėpuoti grynų oru. Grynų oru? Maniau, kad oras visur toks pats, argi ne? Ne, robotuk. Gamtoje oras daug švaresnis, gaivesnis, nes miestuose jį labai teršia automobilių išmetamosios dujos ir gamyklos bei fabrikai. Tikrai, kokia daugybė automobilių ir visi jie teršia orą. O kokie dūmų kamuoliai virsta iš gamyklų kaminų? Ar galime ką nors padaryti, kad miestuose oras būtų kuo švaresnis? Taip, kiekvienas iš mūsų nors maža dalele galime prie to prisidėti. Norėdami kuo mažiau teršti orą, žmonės turėtų daugiau vaikščioti pėsti. Rinktis važiuoti dviračiu, naudotis viešuoju transportu. O kaip gamyklos ir fabrikai? Norėdami mažinti gamyklų išmetamų teršalų kiekį, žmonės turėtų mažinti savo poreikius, nepirkti nereikalingų daiktų, tuomet jų reikėtų mažiau gaminti. Pastebėjau, kad žmonės dažnai ne tik perka nereikalingus daiktus, bet ir netaupo vandens, tarsi jis niekada nesibaigtų. Ar vanduo gali baigtis? Robotuk, ar žinai, kad per 1 minutę iš čiaupo vidutiniškai išbėga 4 litrai vandens? Jei žmogus ryte ir vakare valosi dantis po 2 minutes neužsukęs čiaupo, kiek vandens jis išleidžia? $16 litrų, nors dantims išsiskalauti užtektų stiklinės vandens. Taigi per dieną būtų galima sutaupyti apie 15 litrų vandens. Taip, o jei šeimoje 4 asmenys, ar gali suskaičiuoti, kiek per dieną sutaupytų 4 asmenų šeima? $60 litrų. Ir tai per 1 dieną. Taigi, per mėnesį būtų beveik 2000 litrų vandens. Nieko sau. O kaip taupyti vandenį valantis dantis? Sudrėkinus šepetėlį, čiaupą reikėtų užsukti. Išsivalius dantis, išsiskalauti burną prisipylus vandens į stiklinę. Taip vienas žmogus valydamasis dantis per dieną sunaudotų apie pusę litro vandens. 4 asmenų šeima per mėnesį sunaudotų apie 60 litrų. Tikrai yra didelis skirtumas tarp 60 litrų ir 2000 litrų, ar ne? Didžiulis. Bet kas sukūrė vandenį ir kaip vanduo atsiranda namuose, butuose? Vanduo kaip ir oras, saulė, miškai, naudingosios iškasenos yra gamtos kūrinys. Visa tai vadinama gamtos ištekliais. Į namus ar butus vanduo atkeliauja vandentiekiu. Ar tas vandentekis irgi gamtos kūrinys? Ne, vandentiekis žmogaus kūrinys. Kaip jis atrodo? Kaip padaryti vandentekį? Norint nutiesti vandentiekį, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kurioje vietoje po žeme yra vandens. Ten esantis vanduo yra švarus, skaidrus ir skanus, todėl žmonės jį gali naudoti namie. Tuomet daromas gręžinys. Taip sukuriama vandenvietė. Kas toliau? Toliau klojami vamzdžiai, kuriais vanduo teka į vandens saugyklas, vadinamas rezervuarais. Rezervuaruose vanduo yra išvalomas ir teka į gyvenamuosius ar kitus pastatus. Supratau. Vandentekį sudaro požeminis vanduo, gręžinys, vandenvietė, vamzdynas ir vandens rezervuaras. Iš jo vanduo patenka į reikiamas vietas.
O jei žmonės leis vandenį be reikalo, jo netaupys, jis tikrai gali kada nors baigtis. Nors vanduo gamtoje nuolat atsinaujina, bet taip gali nutikti. Todėl vandenį reikia taupyti kaip ir kitus gamtos išteklius. Tad vaikai, nebūkime abejingi gamtai ir kiekvienas pasistengime prisidėti prie gamtos išteklių saugojimo, taupydami vandenį, rūpindamisi oro švara. Tuomet mūsų planetoje Žemėje visiems gyventi bus geriau, smagiau ir sveikiau. Puiku!